O čia mūsų nemokami pusryčiai. Nu kaip nemokami, įtraukti į kainą. Vaizdas ryte pro balkoną. Vaizdas nuo šio miestelio pilies. Niekur važiuoti nereikėjo iš karto. Išėjom iš mūsų apartamento ir keli šimtai metrų ir mes jau čia. Miestas tikrai vertas aplankymo. Kuro kainos Albanijoje. Dujos 55 centai, benzinas dizelis po €70. Bet dar yra kažkoks kitoks dizelis, brangesnis, po €80. Tai į Albaniją reikia su dujom važiuoti. Graikijai dujos brangios, virš 90 centų, benzas kažkas apie €7, €8, dizelis liktais kažkiek pigiau. O Makedonijai dizelis buvo labai pigus ten, euras su centais, benzinas apie €1,15 kažkas tokio, dujos kaip ir Kosove 70 centų maždaug, 75-70, kaip Lietuvoje žodžiu. Tai į Makedoniją reikia važiuoti su dizeliu, o į Albaniją reikia važiuoti su dujom. Ženklai tai pas juos idiotiški, važiuoji paprastu keliu kaip pas mus 90, iš niekur 20. Ir kur 20, tu, pavyzdžiui, važiuoji 70, tai yra jau viršijant 50 ir tau iš galo bus prilypusi mašina, tipo važiuok greičiau. Šito kol kas nesuprantu logikos iš tokių greičio ribojimų. Bandė išdurti Albanijai degaliniai. Šiaip nepasisekė su degalinėm, nes ten kur buvom, tai ten degalinės, kas keli šimtus metrų ir visur ten buvo dujos po 5 centus, nu kai kur ten 7. Dar tuo metu buvo likučių, tai dar nesinorėjo piltis. O po to jau iš to regiono išvažiavom ir degalinės vis rečiau. Ir taip jau privažiavom, kad jau tuo riba ir vienintelė degalinė keliasdešimt kilometrų spinduliu ir dujos 63 centai, tai jau 63 tai kažkaip piltis pilną baką jau gaila, tai 10 litrų įpiliau, nepriėmė kortelėm, sako cash, nu gerai, sako eurus įmam, tai 630 ten tų jų vietinių pinigų, nu tai duodu 650, ne, sako, per mažai, dar 2 eurus man iš rankos paėmė. Aš jam tos 2 eurus atgal pasiimu, rodau ten kaip tik iškabintas popierius su valiutų kursais, sakau 97 kursas, sakau tai 6,30, paskaičiuoju jam ant kalkuliatoriaus, kad 6,47 eurų. Nu tai ten tada kažką ten bandė aiškinti, bet į pai gerai važiuok, nu tai žodžiu, ant 2 eurų bandė išdurti. Tai nežinau, o gyvatė ką tik buvo, tikiuosi į kadrą papuolė, tikiuosi matėsi video. Vos gyvatės nepervažiuom, geras. Nu
gyvatės jau biški baisu. Ten, kur gyvenom, tose apartamentuose, ta šeimininkė labai maloni buvo, labai faina. O degalinė tai ne kažką, žiūrėsim kaip toliau. Šiandien būsim turbūt tie tipiniai kurortiniai turistai, nes atvažiavom prie Adrijos jūros. Gal net ir išsimaudysim. Kodėlgi ne? Švyturys. Praktiškai iki pat viršaus davažiavom. Čia kažkoks pastatas. Spygliuota vėl aptvertas, military zone, negalima filmuoti, taip toliau ir šuo piktas labai norėjo mūsų suvalgyti. O ten buvo įlanka, o čia jau tikra Adrijos jūra. Daug kas galvoja, kad Viduržemio jūra čia visur, bet ne ten. Jeigu žemėlapį prisizuminsi, tai jūrų čia daug visokių. Praktiškai kiekvienoje šalyje skirtinga jūra. Paplūdimyje su automobilio, pilnai legaliai. Va, kodėl man patinka ne ES šalis. ES, kažin ar kažkur taip legaliai važiuosi. Nelegaliai, aišku, įmanoma. Smėlis tvirtas, neklapus, tai ir su galvaromu nebaisu, mašina nesminga. Bandysim išsimaudyti, nors vanduo lyg šaltas. Ir čia gal ir pakatausim prie to paties. Į miestą Elbasan. Čia jau galima sakyti kita Albanijos pusė. Pakeliui nieko nefilmavau, nes pusė kelio nubudėjau autostradą pusė kelio, šiaip jokių vaizdų nebuvo. Tik kad labai daug policijos, labai daug. Ir ne šiaip sau stovi patruliuoja, o grinai stabdo kažką ten, dokumentus tikrina ir panašiai. Mūsų nestabdė, nes pagrindė buvo, beveik visi buvo priešingoj kelio pusėje. Ką dar pastebėjau, kad pažiūrėjus, kiek Kosove pilna šiukšlių, o Kosove ten jų tautybė albanai, tai tikėjausi, kad Albanijai bus lygiai tas pats. Realiai Albanija žymiai švaresnė ir va čia, ką matot, tai čia daugiausia šiukšlių, kiek sutikom per visą kelią Albanijai. Būna, kad ten kažkur tai kažkokia krūva suversta, bet palyginus ten su Kosovu, tai nėra ką lyginti. Švari šalis palyginus. Ir už Makedoniją taip pat švaresnė, gal net ir už Serbiją švaresnė. Stojom degalinį užsipilti, kažkaip nieks neprieina, neužpila. Teks kitur važiuoti. Užtat yra tokių vaizdų. Sostinė Tirana, Sky Tower, 18 aukštas baras. Čia panašiai kaip pas mus tave bokšte paukščių takas, tik kad nesisuka. Panorama atsiveria. Nežinau, ar čia priimta taip tiesiog ateit pastovėti, ar čia būtina prie staliuko atsisėst, užsisakyti kažką tai.
Visgi sukasi jisai, va. Vos, bet sukasi. O, kaip čia. Visgi čia kaip pas mus ta bokštas. Įdomu, kas nuo ko nukopijavo. Taip jau galvojom, gal čia atsisėst ir kažką užsiskipit kainos, tai kosminės, net brangiau nei Lietuvoje. Ten Pepsi 6 eurai, ten ar ne, 4 eurai gal. Alus 7 eurai, žodžiu. Vaizdas į kitą pusę. Nusprendėm nesėdėti, nes labai jau čia ilgai ir brangiai. Čia tas skaitauris. Šiaip Tirana toks pakankamai tvarkingas, švarus miestas, europinis, sakyčiau. Nepalyginsi ten su kokia Belgrado ar Priština. Vietinė policija tai tas švyturėlius įsijungia dėl grožio. Nes va, ant raudono stovi, nevažiuoja. Tai kokia prasmė nelabai suprantu. Miesto pakraštys jau netoks gražus kaip centras. Bet dar palyginus, kad taip ir baisu. Taip nutiko, kad šiandien vėl restorane. Mėsos miksas apie 13 eurų, sriubas po 3,50 daržovių. Čia kažkokie meatballsai, tada visas asotis arbatos 3,50. Kai aiškino, tai supratau, kad jis turėtų būti mažesnis, bet gerai. Ir kas svarbiausia, čia ant pat pilies viršaus su tokiu vaizdu. Tai aš manau, kaip su tokiu vaizdu, tai kainos tikrai neblogos. Pigiau nei Lietuvoje, bent jau nei Vilniui. Žiūrėsim, ar skanu. Atrodo, tai kvepia skaniai. Pasiėmėm čia tokį vėl apartamentus, nes biškį užsivėlinom Tiranoj kamščiuose. Žiūrim, kad jau vėlų tamsu jau ieškot kažkur tai. Šiaip planavom vis tiek ieškot, bet užmečiau akį, kiek čia nakvynės kainuoja šitam miestelį. Ir va, pats pigiausias 25 eurai. Tai ir visai neblogai. Naujas. Laiptinė baisi, statybos, parkingas baisus, bet pats būtas viduje tai matosi naujas. Matosi pagal atsiliepimus, ten tik tais gal kokie 9 atsiliepimai buvo. Erdvus, didelis miegamasis. Aš manau, čia kokių ir vaizdų bus. Taip, šiek tiek, minimaliai. Už 25 eurus iš paties pigiausio, tai manau, neverta tikėtis kažko wow. Žmogui gaunasi kiek čia? 8 eurai, grubiai, su centais. Už 8 eurus ar ten mašinai miegot, palapinę statyti ir taip toliau. Neaišku kur. Arba pasiimt tokius apartamentus visai gražius. Dar ir balkonas yra nieko savo. Iš balkono jau vaizdelis geresnis. Čia greičiausiai tie buvo pastatyti vėliau pastatai, kad vaizdą užgažė. Aišku, čia va pačiuotė taip baisoka. Statybos.